didelė atsakomybė yra pasiėmus bent kokį projektą, jį laiku padaryti, tikslingai gerai padaryti, įgyvendinti. Esu Rimas Bakanauskas, esu įmonės Stikmeta direktorius ir savininkas. Stikmeta kaip įmonė yra stiklo konstrukcijų, berėmio stiklo konstrukcijų, aliuminio konstrukcijų gamyba ir montavimas. Šiai dienai dirba 42 žmonės pas mus. Pagrindinis filialas, tai kaip ir sostinėje dabar turim, Vilniaus filialą, ten dirba 15 žmonių. O gamyba viskas eina čia iš Panevėžio rajono. Niekada negalvojau, įkurdamas įmonę, kad 18 metų išdirbsiu pirmiausiai. Pirma, aišku, kaip ir visi pradėjom, buvo aš kaip direktorius, pats ir montuotojas buvau, pats ir matuotojas ir dar 3 žmonės. Pradėjom nuo elementaraus automobilinio garažo vadinamo, kur automobilis statyti. Ten buvo mūsų toks pirminis sandėliukas. Pradėjom nuo stiklo konstrukcijų. Ta prasme, stiklo konstrukcijos tai visos, kas susijęs su stiklu grūdintų saugių stiklo. Po kiek metų pamatėm, kad ta prasme yra paklausa ant eini objektą ir sako, o langų nedarai? Nu ne, nedarau. Tai sako, gal pradėkit daryti. Bet tiesiog pasiūlymų gaudavom jau. Tada atsirado aliuminio gaminiai. Mes įkūrėm mažąją bendriją Stikmetus, furnitūros gamintoja mūsų kaip įmoniai. Šiai dienai dirba gal 10 žmonių, dirba 2 pamainom ir statybose yra dar Stikmeta ir partneriai, kurie, ta prasme, irgi su mum kartu eina į bendrus projektus, gamina tam tikrus gaminius, kurie virsta stiklo konstrukcijom, su metalo konstrukcijom ir panašiai. Nedarėm didelių žingsnių, tokių neužtikrintų, kuriuos, ta prasme, gal vadinkim, galėjom ir plėtrą didesnę padaryti, bet darėm žingsnis po žingsnio. Dabar didžioji dalis su projektu tai Lietuvoje, bet šiaip tokios šalis Norvegija, Švedija, didelį projektą darom, turim pastovų tokį užsakovą netgi Taline. Dėl našumo, dėl konkurencingumo reikėjo investicijų. Vieną atvažiavę į Panevėžio rajoną Smėlynės gatvės 179 adresą. Mes atsidarėm naujas gamybinės bazės ir tokie kaip langų gamyboje investavom nemažai pinigų, vien dėl to, kad padidinti našumą, kokybę, tai buvo nusipirkta įranga, CNC staklės, apdirbimo aliuminio, pjovimo staklės ir panašiai. Stikmetą įkūriau ir sakiau, aš niekada nedarysiu didelių projektų, ta prasme, mes nelipsim į tos dangoraižius, bet gyvenimas parodo, kad mes daugam iki dangoraižio, 10 aukštų, tai jau geras aukštas. Vilniuje ateities gatvė, 28, 10 aukštų pastatas padarytas šiemet. Vienas dabar iš tikrųjų sudėtingiausias tai dabar daromas, tai Panevėžio autobusų stotis. Tikrai labai sudėtingas, nepaprastas. Stikmeta Racing atsirado iš pačių darbuotojų. Yra tokių mėgėjų, jie ne tik stiklus gerai projektuoja ir daro darbus, bet mėgsta mechaniko darbą. Tai mes įkūrėm Stikmeta Racing tam, kad, ta prasme, žmonėm būtų kaip poilsis. Dalyvaujame oficialiuose lenktynėse, netgi kačerginiai. Ralis aplink Lietuvą yra toks, prezidento taurei laimėti, kur pakankamai irgi neblogai pasirodėm tam, ta prasme, prizinės vietas paėmė. Iš tikrųjų, pagrindas yra pas mane, dirba žmonės, projektų dabar vadovai, jau tapę projektų vadovais, tai buvę montuotojai. Neturint tokios geros komandos, kokią aš turiu, tikrai projektų vadovas, darbų vadovas, gamyba, tikrai tokių iššūkių nepadarytum. Vienas kitą turi palaikyti, suprasti, klaidų pasitaiko, bet, sakau, tikrai, ką turiu, tai tikrai turiu šiai dienai labai patikimus komandai, patikimus žmonės, kurie pasiliko dirba, jau daug metų dirba, iš tikrųjų ne pirmi metai. Manau, kad Stikmeta turi perspektyvą ilgai gyventi ir dirbti.